Sveiki, aš esu Tomas Šimaitis, Sveikatinimo asociacijos natūralus ir universalus prezidentas. Atėjo pavasaris ir visiems aktualu yra svorio metimas. Ir svorio metimo klausimas yra pilnas internetas, pilna informacinė erdvė makaronų. Taigi, aš 100 dienų mečiau svorį, numečiau 30 kg ir šitame video aš parodau, kaip tas yra daroma, kaip buvo pasiekta, su svarstyklėmis, su centimetrais ir su realiu laiku iš interneto pusės. Tad, pražiūrėję trumpą video, pamatysite visą mano kelią. Aš nusprendžiau mesti svorį ir filmuotis, kaip aš tai darau. Na tai tada pasižiūrim, kiek aš sveriu, svarstyklės, įjungiam, rodom galiukus, lipu. Štai mano svoris 110 kg, 700 g. Žodžiu taip, šiais laikais yra pilnas internetos informacijos, kurie nori paimti jūsų pinigus ir siūlo greitą svorio numetimo būdą. Dažniausiai jie turi, sakykime, gali pasakyti tiesą, bet jie naudoja tai Photoshopą, tai kažkokios tai apgaulės. Aš noriu nusifilmuoti. Turiu kokio dydžio pas mane antsvoris ir, sakykime, turiu skaityk specialiai turiu centimetrą ir kas savaitę, kas 10 dienų, kas 2 savaitės aš filmuosiu, kaip aš metu svorį, kaip keičiasi mano realios apimtys, ne? Tai štai, truputį apsileidau, porą mėnesių baliavojau, buvo pas mane tokių apsivalgymų nereikalingų, prastas maistas, baliukai ir štai aš priaugau svorį. Štai mano pilvūnas šiandieninis, jokio Photoshopo, fotografijas gali daryti kokias nori, a filmuoti taip nesigauna. Štai pasimatuoju savo dabartinės pilvo apimtis, pritraukiam, nu, apie 1,10 m, 1,9 m, 1,10 m. Tai štai, daugelis žmonių, kur nori mesti svorį, jie naudojasi visų pirma svarstyklėmis. Iš tikrųjų, daug geresnis ir patikimesnis rodiklis yra centimetras. Ką reikia įsigyti centimetrą? Ir žiūrėti savo realų kūno formų gerėjimą, centimetrų pagalba ir apsičiupinėjimą. Kadangi svarstyklės yra nepatikimas reikalas, todėl kad mes galime būti daugiau pavalgę, mes galime būti mažiau pavalgę, mes galime būti daugiau pagėrę skysčių, mažiau pagėrę skysčių, pasportavę. Ir tos amplitūdės, pavyzdžiui, 3-4 kg, jos gali svyruoti ir tai nieko mums neparodo iš tikrųjų. Bet centimetras veidrodis yra geriausias rodiklis pokyčių. Taigi, sveriuosi. Štai svarstyklės. Lipu. Šimtas 3,6 kg. Tai puslapiukas yra Time-is iš interneto pusės. Ir turime dabar 2016 metų vasario 16 dieną. Mūsų Lietuvos šventė. Ir dabar dar reikia pažiūrėti, kokios mano yra pilvo apimtis. Taigi, imu centimetrą. Pilvūzas truputį prisikaupęs. Taigi, taip, 98-99 centimetrai. Štai, jokių makaronų. Tokios mano svorį. Taigi, pažiūrim, kiek aš sveriu. Taip, svarstyklės. Taip, lipu. ,36,3 kg. Taip, turime datą. Puslapiukas Time-is iš interneto pusės. Ir yra Vilnius, kur čia pažymėta. Lietuva dabar. Taip, 13,1. Dabar žiūrim apimtis. Imu centimetrą. Per tą pačią vietą visada matuoju.
Štai 88 centimetrai. Štai jokių makaronų, jokių apgaulių. Aš Tomas Šimaitis, 100 parų mečiau svorį, pažiūrėjau, kokių rezultatų aš pasiekiau. Taip, svarstyklis, lipu, Šimtas 1,2 kg, dabar dar esu pavalgęs, kelk viršų. Dabar pažiūrim, kokia yra data. Vakar baigiau meti svorį, šiandien sviriuosi. Puslapikos taimys ir yra 2016 metų gegužės 1 diena. Pritrauk. Pasiekiau fantastišką rezultatą, numečiau 30 kg, tačiau svarstyklis rodo, kad 29, tačiau buvau siaubingai pervargęs, dabar matosi veidą, tačiau iš ryto dieną aš esu pavalgęs, sakykim, kokį kilogramą, suskysčius susvartos, nes jau visiškai buvau pervargęs ir negalėčiau normaliai netgi kalbėti. Štai centimetras, štai mano kūno sudėjimas ir dabar pamatuojam, kokia yra mano apimtis. Priesis įtrauktas, taip, štai, įtraukiam, 78-79 centimetrai. Taip, sudėjimas, raumenynas ryškus, esu pasiekęs 5%, praktiškai beveik 6% riebalinio kūno sudėjimo, daugiau nesiu, kadangi ir taip žiauriai pervargau paskutinės porą savaičių ir nenorėjau, kad man nukartų jau oda, kadangi numečiau labai daug svorio per pakankamai trumpą laiko tarpą. Galima būtų dar numesti maždaug 1,5–2% body fato ir tada pasiekčiau tokį lygį, kaip žmonės lipa ant scenų ir demonstruoja savo raumenis. Aišku, aš galiu pademonstruoti, bet ryškumas dar 2% iki to lygio. Tačiau aš žiūriu visų pirma sveikatos ir pasiekiau šitą lygį žemiau 6% ir man yra pakankama. Taigi, per 100 parų aš numečiau 30 kg. Ir dabar turiu grupę žmonių, vyrų ir moterų, kuriems padedu lengvuoju keliu atsikratyti nereikalingų kilogramų, be jokių chemijų ir be jokių dietų. Tad kviečiu norinčius prisijungti į mano grupę. Tiesiogiai dirbu Vilniaus Vingio parke arba nuotoliniu būdu per Facebooką. Parašyk man žinutę, Facebookas Lašinukai.